Treneri, sausai laimėta finalo serija ir šypsena dabar veide. Kaip įvertinsit bendrai? Ar šios rungtynės buvo kažkuo kitokios, ar tokios kaip ir ankstesnės? Na kaip, visos buvo sunkios. Ta ilga kelionė, kaip sakant, iki pabaigos buvo tikrai nelengva. Šiandien super. Viskas ne taip lengvai, bet pavyko, ką buvom suplanavę ir turim čempionus. Tai visus sveikinu. Dėkui ir tau. Jo, viskas gerai. Įvertinant bendrai visą sezoną, komandai ir treneriai keitėsi daug ir nuopolių, turbūt ir nepavykusių, sakykime, pagal lūkesčius išpildytų rezultatų, bet galiausiai viską pabaigėt aukščiausią natą. Tai kas jūsų akim sezono pabaigoje buvo pakeista, kad pagaliau jį užbaigėt kitaip negu kituose turnyruose? Nežinau, sunku pasakyti, kas čia buvo kitaip. Paprasčiausiai reikėjo laiko visiems susiklijuoti ir užaugti kaip komanda. Ir patikėti, ką mes darom ir eiti, kaip pasakyti, vieną kryptimį. Ir tas pavyko ir tikrai sveikinu visas žaidėjas, trenerių kolektyvą. Ypatingai trenerė Sandra padėjo labai daug. Taip, tai be jos būtų labai sudėtinga. Ir turim tą smagų dalyką čempionus. Tai labai džiaugiuosi ir super. Tai išduokit dabar paslaptį, kokie žmonos sveikinimų žodžiai buvo į telefoną. Negaliu pasakyti į eterį. Egle, dar vienas tavo fantastiškas pasirodymas šiandien. Kas buvo sunkiausia tavo akim ir kas nulėmė tokį gerą pasirodymą? Sunkiausia, manau, buvo išlikti susikoncentravus, nes žinom, kad turim tą 2-0, bet tikrai nenorėjom grįžti į Vilnių žaisti. Tai manau, sunkiausia buvo nusiteikti, kad šitos pagrindinės rungtynės, jas turim laimėti ir pasimti tą trofėjų. Sezono viduryje turbūt buvo daug ir nuoskaudų, kada nepavyko įgyvendinti tikslų kituose turnyruose, Karalienės taurei, Baltijos lygai. Kiek yra smagu ir saldu tokią natą pabaigti vis tik sezoną? Tikrai buvo žiauriai sunku, šitą neslėpsiu, ir po Karalienės, po Baltijos, manau, jau ten pramušėm visiškai dugną. Tai turėjom ir pokalbių ir manau, po tų pokalbių padarė kiekviena reikiamas išvadas. Ir tarsi žiauriai džiaugiuosi, kad laimėjom, tikrai nesitikėjau. Ir nežinau, sakau, taip pat. Tai va, žiauriai smagu. Tiesiog, tik tiek kol kas. O po šių ir plaukimo varžybų dabar linkėjimai į eterį, kas labiausiai džiaugiasi tavo šiuo trofėjumi ir perduok ir pasveikim pati. Tai linkėjimai visiems ir galim, kurie mus palaikė. Jų gal ir nėra tiek daug, kiek ten kitos komandos turi, bet visiems šeimos nariams, visiems Karolinai Kazačiūnai, tai va, didžiausiai linkėjimai. Ir nežinau, žiauriai ačiū visiems, kurie mumis tikėjo, nepasidavė ir tas mus skatino tikėti priekį ir čia yra rezultatas. Treneri, sunkios rungtynės ir šiandien, bet trečiam ketvirtį 19-2 atkarpą turėjot. Kodėl nepavyko pratęsti jūsų akim, kas ten buvo? Tai jėgų pritruko greičiausiai, maža rotacija. Dar ir sesė viena iškrito su 5 baudom, tai sakau, tos jaunos žaidėjos, kitas ant suolo, tai bandai verstis to, ką turi. Turim tokį rezultatą, reikia pasveikinti Kibirkščius su pergalė, tikrai gerą seriją žaidė, jos jau ir pusfinalį gerai žaidė, tai tiek. Bendrai apie visą šį sezoną pirmą kartą istorijoje sidabro medaliai Karalienės taurėje, Baltijos lygoje, dabar ir A diviziono kovose. Turbūt geresnio net ir neįmanoma buvo tikėtis, ar vis tik laukia dar kitokių baigčių? Tai aišku, jeigu tu finale esi, tu galvoji ir svajoji apie auksą, bet jeigu kažkas prieš sezoną būtų pasakę, jūs būsit 3 finaluose, pasimkite sidabrą, gal prieš sezoną ir būčiau sakęs, gerai, imu ir baigiam šitą reikalą, bet kaip mes jį pradėjom, mes tikrai nelengvai pradėjom, turėjom daug
tokių draugiškų rungtynių turnyrą Lenkijoje, bet ir jas skaudžiai pralaimėjom, bet žaidėjom sakiau, kad turim tikėti tą, ką darom, kaip norim pulti, kaip norim gintis. Ir kai prasidėjo reguliarus sezonas, kai laimėjom pirmą ratą, baigėm be pralaimėjimų, supratau, kad šitą komandą tikrai daug gali. Ir tos jaunos žaidėjos tikrai gali būti ir kovoti dėl aukščiausių apdovanojimų. Ką, dabar galim, nežinau, toksai atrodo liūdesys, bet kai praeis laiko, turbūt suprasim, kad tie 3 finalai tikrai mumis visus ir trenerius ir žaidėjus užaugino ir pasimokysim iš tų klaidų, kodėl mes negalėjom tų finalų laimėti. Reikia pasidžiaugti ir to, kad ir Baltijos lygoje, ir Karalienėje, ir čia, ir Lietuvoje tikrai palikom ir su didesnė patirtį turinčių žaidėjų ir su didesniais biudžetais. Tai džiaugiuosi savo komandą, tiesiog noriu kiekvienai jai padėkoti už tą sezoną, padėkoti savo stafui visam už gerą darbą. Žinau, kad žaidėjas atidavė visą širdį aikšteliai. Tai tiek. Ar galim kažką išduoti, ką rektorė po rungtynių apsilankiusi jūsų Rūbinėj, kokią kalbą pasakė ir ką jums sakė? Tiesiog pagyrė, paskatino nesustoti, toliau sunkiai dirbti, jinai kiekvienose rungtynėse palaiko mumis, patys matėte ir finaluose visose buvo, tai nuostabi rektorė, nuostabus žmogus ir tiek, labai ačiū jai už tą palaikymą. Gerda, trečiajame ketvirtyje turėjo tą atkarpą 19-2, tavo akim ko pritrūko, kad pilnai pavytumėt varžovės? Nežinau, tikrai buvo sunkios varžybos, manau, gynyba buvo gan nebloga, aišku, tikrai darėm tų klaidų, bet puolime visiškai nesusimetė metimų, ypač laisvų metimų, tai manau, tas ir lėmė tiesiog. Apie pozityvesnius dalykus, vis tiek komandai turbūt šioms emocijoms po rungtynių nuslūgus sezonas fantastiškas. Pirmą kartą sidabro medaliai 3 turnyruose. Kaip pati įvertintum ir kaip pati? Tai manau, LCC bendruomeniai tai yra tikrai didelis pasiekimas, visiems komanda susikūrė tik prieš keletą metų, bet aišku, žaidėjom ta antra vieta nėra pati geriausia, liūdna pralošti, bet yra kaip yra. Manau, po kiek laiko emocijos atslūgs ir tada galėsim džiaugtis tuo. Ar dabar gali pasakyti, kad praėjusią vasarą priimtas sprendimas keltis į Klaipėdos LCC ir kas virto tavo progreso sezonu buvo tobulai teisingas? Tai tikrai, manau, buvo labai teisingas sprendimas, nei kiek nesigailiu, labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę treniruoti, žaisti ir būti šios komandos dalimi, labai myliu kiekvieną ir tikrai šio sezono nepamiršiu visą gyvenimą.